Sveiki, aš esu Augustinas Rotomskis. Jeigu planuojate plėtrą, turite žinoti vieną skaičių. 90% plėtros projektų žlunga be išorinių partnerių pagalbos. Ir kai jie žlunga, įmonė praranda ne tik pinigus. Ji praranda laiką, žmonių pasitikėjimą ir galimybės. Klausimas paprastas. Ar būsite tas vienas iš 10, kuriam pavyks, ar liksite prie nuostolių, kaip dauguma? Kodėl tiek daug plėtros projektų yra nesėkmingi? Ne todėl, kad idėja bloga. Ne todėl, kad nėra rinkos. Ne todėl, kad komanda nėra disciplinuota. Ne todėl, kad mes nesam pakankamai motyvuoti. Ir ne todėl, kad trūksta investicijų. Tikroji priežastis yra įgyvendinimo spragos. Dauguma plėtros projektų stringa tarp siekių ir realybės, nes trūksta aiškumo, kaip daryti plėtrą, trūksta tvarkos versle ir trūksta plėtrai reikalingo personalo. Rezultatas - įmonė išleidžia pinigus, bet nemato grąžos. Savininkas ar vadovas praranda pasitikėjimą, nebeaišku, ar verta bandyti dar kartą, komanda tampa skeptiška, o konkurentai, kurie moka įgyvendinti, perima rinką. Ir dėl to 90% plėtros projektų žlunga. Ne dėl ambicingos vizijos, o dėl to, kad niekas nesugeba sistemingai gyvendinti. Statistika kalba aiškiai. 50% verslų dirba ties pelningumo riba arba visai jo, o 30% nuostolingai. Nesėkminga plėtra reiškia ne tik prarastas investicijas, bet ir stagnaciją. Tačiau su nauju priėjimu šias spragas galima užpildyti. Ir kai jos užpildomos, verslas pradeda veikti kitaip. Su aiškumu, su energija ir tikra grąža. Štai kur įsijungėme mes. Rotomskis Joint Ventures. Mes nesame tradiciniai analitikai, kurie palieka gražų PowerPoint ir išeina. Mes esame strateginis integratorius, kuris tampa verslo plėtros operatoriumi. Kaip strateginis integratorius mes jungiame strategiją, pardavimus ir partnerystės į vieningą sistemą. Ką tai reiškia? Į komandą ateina laikinas plėtros vadovas, patyręs žmogus, kuris įsijungia jūsų komandą ir prisiima atsakomybę už plėtros gyvenimą. Mes atitraukiame nuo operacijų savininką, jog jie susifokusuotų į strateginius klausimus. Kartu su savininku parengiame verslo strategiją, kai bus plėtojamas verslas. Po to ne tik padedame suformuoti strategiją, bet ir sukūrėme sistemą, kuri užtikrina plėtros projektų gyvendinimą. Mes sukūrėme aišku veiksmų planą, KPI'sus ir procesus. Duodame pardavimų įrankius bei sutvarkome įvaizdinės priemonės bei rinkodaros kanalus, kad kiekvienas komandos narys žinotų savo atsakomybės. Pagal verslo strategiją į komandą įsijungia gyvendinimo komanda, tai yra pardavėjai, rinkodaristai, programuotojai ir kiti specialistai, reikalingi plėtros gyvendinimui. Jie dirba projektinių principų, be personalo samdymo rizikos. Tai ne tik planas, bet ir faktinis įgyvendinimas. Kas savaitę judame prie rezultato, projektas valdomas nuo A iki Z ir plėtros metu tęsiamas reguliarus strateginis sparingas su savininku, jog priimti kokybiškus sprendimus dėl verslo. Mes prisiemame atsakomybę už rezultatą taip, tarsi tai būtų mūsų pačių verslas. Tai yra naujas plėtros modelis. Partnerystė, kurioje jūs galite būti tikruoju savininku, o mes tampame jūsų įgyvendinimo jėga. Kad plėtros projektai nesibaigtų stalčiuje, sukūrėme metodą, kuris jungia strategijas, sistemas ir gyvendinimą. Mes kombinuojame laikino vadovo nuomą, projektinį gyvendinimą ir reguliarų strateginį dialogą su savininku. Tai reiškia, kad jūs gaunate ne tik gražią prezentaciją ar charizmatišką šou, o pilną plėtros skyrių iš išorės. Galbūt dabar galvojate, skamba gerai, bet ar tai veikia realybėje? Atsakymas taip. Mūsų sukurtas naujos kartos verslo plėtros modelis iki šiol padėjo daugiau nei 20 įvairių gamybos, technologijų ir aukštos pridėtinės vertės paslaugų klientų pranokti konkurentus santykių 2:1, kaip rodo mūsų dokumentuotos sėkmės istorijos. Klientų pajamos augo nuo 20 iki 120%,
o kiekvienam milijonui apyvartoj sugrąžiname nuo 50 iki 150 tūkstančių eurų. Rezultatą užtikrina sisteminė partnerystė, kuri apjungia strateginį mąstymą, įgyvendinimo patirtį ir komandą, kuri dalyjasi atsakomybę už rezultatus. Pateiksiu 2 konkrečias sėkmės istorijas. Kai Lietuvos valstybė netikėtai sumažino investicijas į energetikos sistemų atnaujinimą 70%, Ozas, modulinės įrangos gamykla, per trumpą laiką patyrė 600 tūkstančių eurų nuostolį ir prarado pagrindinius pajamų šaltinius. Turima infrastruktūra buvo pritaikyta siauram rinkos segmentui, todėl verslas susidūrė ties išlikimo riba. Mūsų komanda įsitraukė krizės akimirkoje. Strateginių sesijų metu buvo išgrynintos naujos nišos, kuriuose Ozas galėjo veikti be papildomų investicijų, sukurta pardavimų strategija, išgrynintos eksporto plėtros kryptis. O komanda perorientuota į užsienio rinkas. Rezultatas - per 2 metus Ozas padidino pajamas nuo 4 milijonų iki 9 milijonų, tai yra 125% augimas, ir buvo pasiekta 450 tūkstančių eurų grynasis pelnas. Verslas atgavo stabilumą ir tapo mažiau priklausomas nuo vietinės politikos. Kitas mūsų klientas - ilgametė siuvimo įmonė, dabar dirbantis su Happy for Feet prekės ženklu, prarado konkurencingumą augant darbo jėgos kaštams. Per 5 metus apyvarta krito daugiau nei 90%, o verslas susidūrė ties bankroto riba. Mes įsitraukėme krizės akivaizdoje. Strateginių sesijų metu buvo identifikuotos naujos nišos su aukštesnė pridėtinė verte, įmonės savininkai įgalinti aktyviai dalyvauti pardavimuose, o įmonės pozicionavimas rinkoje buvo iš esmės performuotas. Buvo sukurta nauja rinkodaros strategija, pritaikyta tiksliam klientui, kuria buvo atlikti rinkodaros ir pardavimo veiksmai. Rezultatas - Happy for Feet pasiekė 20% grynai pelną, atgavo konkurencingumą ir sukūrė tvaresnį verslo modelį, orientuotą į pelną, o ne išlikimą. Mes nesakome, kad tai bus lengva, ar visi vienodai matysime situaciją, bet kai turime partnerį, kuris prisiima atsakomybę už įgyvendinimą, augimas tampa paprastesnis. Ir galbūt dabar galvojate, o jeigu tai neveiks mano verslui? Mes turime labai paprastą taisyklę. Nedirbame, jei nematome vertės. Pirmasis metmuo - testas jums ir mums. Jei nematote jokios grąžos, tiesiog nestartuojame toliau. Tai reiškia, kad visa rizika mūsų pusėje. Bet yra viena sąlyga. Kadangi mes įsijungėme giliai jūsų komandą kaip plėtros operatoriai, galime priimti tik 3 naujus klientus per mėnesį. Mes neįmame visų, pasirenkame tik tuos, kurie esame tikri, kad galime pasiekti rezultatą. Dabar sprendimas priklauso jums. Galite likti ten, kur esate šiandien, su savo siekiais, kurie gali niekada netapti realybė, su projektais, kurie stringa dėl įgyvendinimo spragų, arba žengti į kitą lygį. Turėti komandą, kuri ne tik planuoja, bet ir daro. Mes Ortomskis Joint Ventures tampame jūsų plėtros operatoriais. Įsijungiame, įsiėgame atsakomybę ir vedame jūsų verslą į augimą. Todėl kviečiame jūs į nemokamą 30 minučių strateginį pokalbį. Per šį pokalbį parodysime, kur šiandien stringa jūsų verslas ir kokį rezultatą galime atnešti jūsų verslui. Pasirinkimas paprastas. Ar liksite tarp tų 90%, kur praranda pinigus, laiką ar galimybės? Ar būsite tarp 10%, kurie plėtros projektus paverčia tikru augimu? Rezervuokite pokalbį dabar. Informaciją rasite apačioje. Vietų skaičius yra ribotas ir klausimas yra tik vienas. Ar būsite tas, kuris žengs pirmyn?